Labas, labas. 81 susitikimas, 221 puslapis. Jau nedaug beliko, dar keletą skyrių ir kiek permečiau, dabar neseniai, kiek permečiau akimis, labai reikalingi tie paskutiniai skyriai, ypatingi labai. Iš pradžių mums tiesiog parodė, kaip iš tikrųjų mes galime, mus įtikino, kad mes tikrai galime, o dabar apima tokias reikalingas temas. Ši irgi esame vis dar skyriuje, kur kalbame apie kaip pasąmonė gali mums padėti susikurti laimę. Ir šiandieną labai svarbi tema. Kliūtis yra galvoje. Nes visada mūsų gyvenimo kliūtis yra galvoje. Kadaise vienas draugas papasakojo man istoriją apie arklį, kurį išgąsdino gyvatė susirangiusi ant kelmo šalia kelio. Nuo tada kiekvieną kartą priartėjęs prie to paties kelmo arklys baidydavosi. Ūkininkas išrovė kelmą, sudegino jį ir išlygino kelią. Tai nepadėjo. Arklys vis tiek kiekvieną kartą risnodamas pro tą vietą, kur buvo kelmas, mesdavosi į šalį. Jis baidėsi atsiminęs kelmą. Nėra jokių kliučių į laimę, tik tais tos, kurias sugalvojate ar sukuriate vaizduotėje. Ar baimė ir nerimas netrukdo jums žengti į priekį? Baimė tai jūsų galvoje užsimezgusi mintis. Galite ją išrauti ir vietoj jos pasodinti tikėjimą, sėkme, laimėjimais ir pergalę prieš bet kokius sunkumus. Nėra kliūčių į laimę, tik tais tos, kurias sugalvojate ar sukuriate vaizduotėje. Baimė ir nerimas netrukdo jums trukdo žengti į priekį visada. Nes mes, kai kažkur einame, kur dar nebuvome, dar netyrinėjome, dar niekada tenai neapčiopėme, žinoma, kad atsiranda nerimas, nes nežinomybė. Mes bijome nežinomybės. Labiausiai žmogų baimina, kad aš nežinau, kaip bus. Ta nežinomybė. Ir šita baimė 90 jau beveik 100% sustabdo daugumą. Būtent šita baimė, kad aš nežinau, kaip bus. Bijau, bet vis tiek darau. Toks gali būti moto. Bijau, bet vis tiek darau. Nes mes susikūrėme vaizduotėje tuos visą laiką apsauginius scenarijus. Mes susiplanuojame patys, kad o man gali dar tas įvykti, dar gali tai būti, man gali ir tas nepasisekti, bet tai yra mūsų sugalvoti. Tai nėra, kad 100% kažkas atsitiks. Earl Nightingale yra vienas iš irgi senesnių, ar ne, prieš 100 metų filosofas vienas ir jisai sakė, kad 80%, ką mes sumastom, jie niekada neatsitinka. Ką mes prisigalvojam tenai. Tai baimė, dėja, bet baimė, va tas toksai nerimas trukdo žengti daugumai į priekį. Baimė tai jūsų galvoje užsimezgusi mintis. Niekas nestovi už nugaros su peiliu. Ta giltinė ten už nugaros nestovi. Viską mes susikūrėme patys savo vaizduotėje. Baimės ir kliūtis į laimę mes susikūrėme savo vaizduotėje. Galime tą išrauti, tą blogą vaizduotę, gal kažkada, dažnai dar būna, kad kažkada kažkas įvyko ir viskas, mes jau užsidedam etiketę, kad aš žinai ką, aš esu darius, aš bandžiau, ne man, nepasisekė, jau į tą pusę nebeisiu, žinok, man ten nesiseks niekada. Mes patys užsidedame tą etiketę, kuri nėra teisinga. Mes galime išrauti, kaip čia, ar ne, pasakojo apie arklį, kad išrovė tą kelmą ir vis tiek arklys baidėsi, nes va čia jau jam buvo, jis atsimindavo. Tai tu
Pamiršk, kas buvo praeityje. Pamiršk tuos visus negatyvius, pamiršti mes galime išrauti visas traumas, mes galime tą padaryti, nes žmogus yra labai keistas, bet labai unikalus kūrinys. Ir jisai tiek gali save performuoti. Mes taip galim save pakeisti ten viduje. Galime mes išrauti ir pasodinti tikėjimą sėkme, laimėjimais, pergalę prieš bet kokius sunkumus. Mes galime savo įtikinti save, kad aš viską galiu, aš viską įveikiu visada. Pažinojau vyrą, kurio firma bankrutavo. Jis pasakė man, aš dariau klaidų, bet daug ko iš jų išmokau. Ruošiuosi vėl sugrįžti į verslą ir šį kartą man tikrai pasiseks. Mintise jis susitaikė su vadinamuoju kelnu. Neverkšleno ir nesiskundė. Atvirkščiai, išrovė tą nepasiekimo kelmą. Vyriškiui pavyko atsikratyti minčių apie baimę ir įsisenėjusio liūdesio, nes jis pasitikėjo vidinėmis savo galiomis, kurios jį stiprino. Tikėkite savimi, tada sėkmė ir laimė jums šypsosis. Ar žinot tą vyruką Robert Kiyosaki, ar kas nors jau girdėjęs, Rich Dad, turtingas tėtis, vargšas tėtis, jo knyga, ar ne, yra Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki, jisai labai irgi, garsus verslininkas ir jisai vienoje savo knygoje rašė apie Trumpą. Prezidentas Amerikos šių dienų, bet jisai senai tą knygą parašęs yra ir ten paminėjo, kaip jie draugai yra geri ir sakė, kad Trumpas jisai buvo praradęs, jis buvo ne tai, kad praradęs, ne tai, kad bankrutavęs, jis buvo įsiskolinęs belekiek. Ir sakė, ten jau milijonais kažkur, 9 ar kiek ten, ar 6 ar 9 milijonai skolosiais buvo, savo verslu taip nusivažiavo. Jaunystės, aišku, laikai, ne dabar. Ir sako, jisai pasakoja, kaip Trumpas atėjo pas mane ir sako, benamis, kuris sėdi ant gatvės, jisai yra 6 milijonais turtingesnis negu aš. Bet pažiūrėkit, kur jisai dabar. Silpnesnį žmogų, tai būtų pakirti, ar ne? Prarado, įsiskolino ir dauguma galvoja, viskas, ne man, verslas ne man, aš negaliu, man neišeina. Bet štai, jeigu tu turi kokį nors tikslą, jeigu tu tikrai kažko nori, negaliu, neišeina, toks žodis neegzistuoja. Neįmanoma tokio žodžio nėra, jeigu tu turi savo tikslą. Kiekvienas mes turime savo tikslą. Trumpas štai turėjo, jisai irgi pasakojo, kad 5 metai prieš, 10 metų prieš, jis jau buvo pradėjęs ruoštis, kad aš eisiu prezidentus, jisai sakė. Aš eisiu, aš būsiu prezidentas Amerikos. 10 metų prieš. Ir jisai 10 metų štai jisai augino save, kad jisai galėtų tapti tuo prezidentu. Tai ne viskas yra čia ir dabar. Bet jeigu tau atėjo tas noras, tas siekis, tas tikslas, nes ne visi mes norim būti prezidentais, ar ne? Kažkas tokį tikslą gauna, kažkas gauna kitokį tikslą. Ir tas tikslas, kuris yra tau duotas, jis yra tau duotas, tai yra tavo. Tai yra tau įmanoma, visais būdais įmanoma, jeigu tu tik nepasiduosi. Nes kai tu turi tikslą, tai yra sukurta tau, tai yra tavo vienas iš likimų. Kaip ir sakiau, mes visada turime keletą durų, kurias galima atidaryti. Tai už vienų durų yra tavo tikslas. Tik tais dabar priklauso, ar tu nueisi į kitų durų savo tikėjimu, savo pasiryžimu, augimu, parkritau ar ne, einant prie tų durų, atsikėliau, nusivaliau dulkes, toliau einu, nes visi kažkada yra, kad parkrenta, visi atsimuša į tą kažkokią sieną, kad nebežinau kur toliau. Tuomet ką mums reikia daryti? Ką mus mokina šita knyga? Kad tuomet pradedi klausinėti, gerai, ką man daryti? Parodyk man kelią. Kur man nueiti, atsiųsk man idėją, ką man suplanuoti, kokį projektą imtis, kokio projekto, ką man daryti. Tu tame turi klausti, prašyti, kad pasąmonė tau padėtų vis dėlto tą tikslą pasiekti. Ką man reikia padaryti, ko man reikia išmokti, kad aš tą tikslą pasiekčiau.
Laimingiausi žmonės. Laimingiausiu galima pavadinti tokį žmogų, kuris nuolatos gali išreikšti ir realizuoti tai, ką turi geriausia. Laimė ir dorybė papildo viena kitą. Ne tik geriausi yra laimingiausi, bet ir laimingiausi paprastai geriausiai išmano sėkmingo gyvenimo meną. Dievas tai tobuliausia ir geriausia, ką jūs turite ką jūs turite. Išreiškite daugiau Dievo meilės, šviesos, tiesos bei grožio ir tapsite laimingiausiu žmogumi pasaulyje šiandien. Šitoje knyga daug yra apie Bibliją ir daug yra sugretinta, ar ne, su Dievu. Tai, bet tas Dievas, čia ir vėlgi, matėt, tenai buvo ta malda, ta dievybė, kas tai yra? Tai yra tas mūsų energija vidinė. Tai yra tas pasąmonės ta galia, tas vidinis troškimas. Tai yra mumyste, va, tai tobuliausia, geriausia ir mes turėtumėm siekti išreikšti meilę, šviesą, tiesą, grožį iš savęs. Mes tą dievybę turėtumėm siekti visi išreikšti iš savęs. Tai yra, kada mes būsime laimingi, kai mes galime pasireikšti, kai mes esame išklausomi, kai mes esame išgirsti, kai mes galime save realizuoti, va tada žmogus yra laimingas, kai jis gali save realizuoti. Epiktetas, graikų filosofas stoikas, kalbėjo: yra tik tai vienas kelias į dvasios ramybę ir laimę. Todėl būk visada pasirengęs ir tada, kai prabundi ankstų rytą, ir per visą dieną, ir tada, kai vėlų vakarą eini miegoti. Atsiskaityti dėl visų išorinių reikalų ne savo pačiam, bet patikėti juos visus Dievui. Va, vėlgi sako, ar ne, neprisijimk visko, kuo tu gyveni, kuo tu kvėpuoji, kas vyksta pas tave gyvenime, neprisimk visko savo. Dalinkis darbais. Aš labai dažnai irgi patariu, kad dalinkimės darbais. Nes pasąmonė mums gali daug dalykų nuveikti. Nudirbti gali už mus daug dalykų. Tie, kurie to nežino, jie vargsta. Jie dirba dieną naktį per kelis darbus, jie tiesiog tikrai daug labai atiduoda savęs ir energijos savo ir galų gale pasibaigia su didelėm lygom kūne. Nes jie nežino, kaip per lengvumą viską gauti. O mes dabar einam šituo keliu ir ši knyga mus mokina, kad nevarg, nedirbk 2 darbų, nereikia. Tu gali lengviau visus šitos dalykus pasiekti ir kas naudojasi šitos knygos patarimais, tie daug lengviau pasiekia savo tikslus. Jeigu tu nori lengviau, imk iš šitos knygos. Imkis ir naudokis ir praktikuok, nes ši knyga mus ir mokina, kaip reikia lengviau gyventi. Tie, kurie nežino, jie vargsta. Tikrai yra žmonių, kurie nepriima, yra žmonių, kurie nepasirengia, kuriems nėra laikas priimti šitos tiesos, kad aš galiu pasikliauti savo pasąmonę, aš galiu gauti tokias idėjas, aš galiu gauti tokius patarimus, tos vidinius, ar ne, kaip sako, 6. jausmas. Tai ne 6. jausmas, tai mūsų pasąmonė mums rodo, mus veda, išreiškia. Tu gali visus šitos dalykus irgi parsikviesti, užsisakyti, pasiprašyti. Ir tokių, neįtikėtinų, atrodo, sutapimų gyvenime prasideda, bet iš tikrųjų tai yra būtent tie dalykai, kurių tu užsisakėjai, kad pasąmonė tau pagelbėtų. Verta įsiminti, pabaigėlę mes pasiliksime rytojui. Taip, žinau, rytoj jau Velykos bus, bet visgi prisėskime irgi, nes jeigu mes norime nusipelnyti geresnio gyvenimo, parodykime, kad mes tikrai investuojame. 15 minučių su manimi, net ir Velykų dieną, nėra daug. Taigi, iki rytojaus aš vis dėlto sakau, o jau kaip nuspręsi taip, bet tikrai atsiras laiko šiek tiek pasijungti prie YouTube'ės pasiklausyti. Iki.